Na, tai aš esu Rugilė Petrauskaitė, esu studentė, buvusi Eglės mokinė. Aš šiaip pradėjau dainuoti labai nuo mažens, visą laiką darydavau koncertus savo tėvams, dainavau visą laiką ten darželį, kažkokiuose būreliuose, mokyklose, būreliuose ir tada supratau, kad man reikia šiek tiek labiau gilinti savo žinias, nes vien talentų nepasimaitinsi. Tai vat susiradau Eglę ir pas ją metus, šiek tiek gal daugiau negu metus, mokinausi privačiai vokalo. Tai šitoj studijoje aš iš tiesų, ją man parekomendavo mano draugė. Jinai čia kažkada lankė šitoj studijoj pamokas ir tiesiog aš jos paprašiau, kad jinai man duotų kontaktus, nes sakė, kad čia labai gerai. Davė šiaip tokio supratimo, kad vien tik atėjus dirbti į pamokas neužtenka, reikia ir namie dirbti labai daug dainuoti, bet ne tik dainavimas susideda į visą tą pasirodymą būtent konkurse, nes reikia labai pasiruošti ir emociškai, psichologiškai. Iš karto atėjau, žinojau, kad aš studijuosiu muziką, tiesiog labai dvejojau dėl visų aplinkybių, galvojau, kad man neišeis ar neįstosiu ir irgi Eglė labai mane palaikė ir sakė, kad man pavyks ir viskas bus gerai. Iš tiesų aš galvodavau, kad dainavimas tai tik ir susideda, kad ateini ir pabandai gražiai padainuoti, bet supratau, kad dainavimas yra iki tos dainos dar tiek daug dalykų reikia padaryti ir kvėpavimo pratimai, ir vokalo pratimai. Ir iš tiesų labai tokių įdomių dalykų ir pamačiau, kaip darai tuos vokalo pratimus ir juos netgi reikia daryti pats su kūnu, turi kažkokius judesius daryti dainuodamas, tas mane labai iš tiesų laužė ir man labai sunku būdavo prie to priprasti, bet galų gale, tai yra dainavimo dalis. Mano visas požiūris į gyvenimą yra toks, kad niekada nėra vėlu pradėti. Jeigu tik pakankamai nori, viską gali padaryti. O dėl tų visų, kad oi, aš to nemoku, kad aš nemoku solfedžio, niekada nedainavau. Tai žinokit, ir aš nemokėjau to solfedžio ir visiškai nulį žinių turėjau. Ir čia atrodo, atėjau lankyti vokalo pamokas, kad lavinti balsą, bet galų gale mane ir pradėjo mokinti ir rodyti dalykus, kuriuos galiu mokintis, tarkim, solfedžio. Tai ateiti čia dainuoti yra ne tik išmokti dainuoti, bet ir gilinti savo muzikinės žinias ir patirtį muzikoje visuose galuose. Siūlyčiau labiau pasitikėti savim, su savim dirbti ir galų gale čia jūsų gyvenimas ir jūs turite daryti tai, kas jums teikia džiaugsmą. Tikrai taip, su tam tikru darbu viskas yra įmanoma. Tai aišku. Labai noriu kažką kurti su grupe, susirasti grupę, kad ir savo galiu autorinės dainas leisti, bet kartu norėčiau ir darbo su muzikinė kažkokia grupė. Ištvermės, kantrybės, nes kantrybė labai yra reikalinga šitoj srity. Ir tiesiog siūlau mėgautis tą, ką darot, todėl kad kai mėgaujasi, viskas tada labai gerai išeina. Sėkmės!